Sveiki visus, su jumis ir vėl aš LPS Rebeka ir šiandien aš norėčiau parodyti Rebekos namuose pasikeitimus. Tai pradėkim. Tai pradėsiu nuo to, kas pasikeitė virtuviai. Tai kad čia atsirado tokie foteliai ir dar pakeičiau stalą. Šiaip tie foteliai yra iš LPS lėktuvo, bet tai aš pritaikiau čia. Taip, dabar eisim į saloną. Taip, tai va, pasikeitė va čia va. Nes čia va padariau va tokį, kaip lentyną. Padėjau tokį stiklinį rutulį, tada tokį šuniuką molinį ir gėlytę. Ir dar padariau televizorių. Auč. Dabar eisime į Rebekos kambarį, tai ja. Tai va, čia pasikeitė, kad čia tas automatas dabar visat bus toks, nes mano tikri telefonai tai vis sudužė, tai va, nenorėčiau, kad būtų sudužęs. Čia va, pasikeitė, kamuoliukas čia yra ir maistas yra. Ir dar čia va tokia va nuotrauką padėjau. Tai tik tiek pasikeitimo jos kambarį. Tai dabar eisim į koridorių viršui, kur yra. Tai va, kas pasikeitė koridorių, čia viskas dabar kitaip sudėsta, bet čia aš perdėsiu, va, pavyzdžiui, tą padėsiu va čia, o tą padėsiu taip, tik biškai čia nuvirsta visą. Aš čia sutvarkysiu šitą reikalą, tai einam. Vonioje nieko nepasikeitė, bet aš būtinai pulką kada nors padarysiu. Taip. Tai čia visi pasikeitimai, tai su jumis buvo LPS Rebeka, ikiukas.